Labą dieną. Trumpi pasakojimai. Tęsinys. Nebežinau, kuri dalis, bet tai nesvarbu. Apie ką šiandien noriu pakalbėti? Apie kavą. Paprastą rytinę kavą. Taip gavosi, kad aš be kavos negaliu, esu visiškas priklausomas nuo kavos. Kai neišgeriu nuo ryto puodelio 2 kavos, man sunku, matyt, per žemas spaudimas, nežinau, pas daktarus nesikreipiau niekada, bet nesmė. Lvove, Kijeve, šiaurėj visą laiką turėjau su savim pakelį kavos, nebuvo problemų nusipirkti, turėjau su savim savo metalinį puoduką, visą laiką užsivirindavau savo stiprią kavą, pasidarydavau, užgerdavau, nebuvo jokių problemų, nelabai kažkam aiškindavau, kodėl aš taip daug geriu tos kavos. Niekas manęs nevirdavo, pats ją pasidarydavau, tiesa kartais mažas mane pagamindavo, kai labai anksti keltis reikėdavo. Bet ne apie tai. 22 metais papuoliau į frontą. Ten dabar nėra pati geriausia situacija, apie kurią aš pasakosiu apie tą vietą. Ir buvo mano vienas iš pirmųjų tada išvykimų į nulį, kur man visiškai nereikėjo būti pagal mano pareigas. Vadai sužinoję siūto, ten visi siūto. Aš irgi nelabai gerai jaučiausi po to, nes pajutau, kad, baisu iš tikrųjų, bet, kažkaip pergalėjau savo baimę, bet reikėjo parodyti kariam, kad aš lygiai toks pats kaip jie ir kad aš žinau, ką aš darau. Tas taškas vadinosi, nesakysiu, kaip jis vadinosi, kažkaip vadinosi. Punktas, SPŠkė. Nuo jos iki Rusų buvo į vieną pusę 200 metrų, į kitą 250, į kitą 500. Ten, kur 200, ten Rusų buvo irgi tokia pati SPŠkė. Jie nežinojo apie mus, mes labai tyliai užeidavom, ne mes, mano kareiviai, į kitų. Ir taip, vieną gražų rytą, naktį dar tiesa, mes įvažiavome į tą mūsų tašką. Aš nuėjau su kareiviais, pakeitėm tos, kurie būdėjom, atsigulėm ir pradėjom stebėti. Diena praėjo greitai, nors nieko nevyko, mes tik stebėjome, labai tyliai buvo įjungta radijo stotis, kad girdėti, kas vyksta. Ypatingai nieko nevyko, jokių žygdarbių neįvykdėm. Atėjo naktis, pasidarė baisoka, nes labai viskas gerai girdisi, mes nešnekam, mes keturiesi buvom. 3 kareiviai ir aš. Ir štai rytas. Pradėjo švysti, pats bjauriausias laikas man asmeniškai. Pradėjo švysti, šalta darosi. Spaudimo nėra, kavos norisi. Staiga jaučiu, net negirdžiu, jaučiu, kaip prie manęs iš galo šliaužia, žiūriu atgal, prie manęs šliaužia kabanas. Toks šaukinys žmogus. Kareiviams. Sako, vadas, kavos nori? Žinau, kad tau nuo ryto reikia kavos. Sakau, tu nesišaipyk, sakau, už ligonę, sakau, kur mes čia tu kavą gausim? Sakau, aš šnibždu iš tikrųjų. Jie sako, tu tik tai prisidenk su kažkuo tai, kad kvapas neitų, nes vėjas nuo mūsų. Ir paduoda man puoduką kavos. Tai buvo žiauriai stipri, nes buvo nedaug, porą gurkšnių. Bet tai buvo labai stipri, nerealiai skaniai kava. Iš tikrųjų, matyti, bizelas kažkoks tai stiprus. Paprastam gyvenime aš jau gal negerčiau paragavęs. Bet tada tai buvo pati skaniausia kava. Aš ją išgėriau, pas mane atsirado jėgų, pas mane atsirado noras kariauti ir gyventi.
Ir aš labai dėkingas tam savo kariui, kurio šaukinys yra Kaban. Nežinau, ar aš kada nors užmiršiu tą kavą. Aš dažnai geriu kavą. Ką reiškia dažnai, kiekvieną rytą. Ir dieną dar išgeriu. Ir dabar išgersiu kavos. Ir jums siūlau. Bet tos kavos aš matyt niekada neužmiršiu. Ta kava buvo vienintelis toks padukas. Sekantį rytą mes ten dar buvom išvirt kavos, nes vėjas labai stipriai pūtė nuo mūsų ir kavos kvapas būtų iki rūsų daėjęs tikrai. Jis atsiprašė, aš sakau, tu baig. Bet ką jis darė? Jisai pasirodo įsidėjo į kišenę porą pupelių. Nu kaip porą, saują. Ir aš sėdėjau ir kramčiau tas pupelę. Koks skonis. Kažkas neišpasakyto. Taip praėjo ten 3 paros. Mes atbudėjom, grįžom. Kabanas nuėjo į savo namą miegoti, aš atvažiavau iki savo. Būdintis kreivis man jau yra padaręs kavos. Padėjo nusiimti šarvus visus ir duoda kavos. Aš ją išgėriau. Tai buvo tas pats Jakobsas. Jis tikrai buvo skanesnis už tą kavą, kuri buvo stebėjimo punkte. Bet ne, čia buvo visiškai kita kava. Jinai nebuvo tokia skani, ji nebuvo tokia stipri, neturėjo tokio aromato. Po to nei vieno padelio kavos, tokio gero aš nebegeriau. Ir nežinau, ar išgerčiau. Ko aš noriu palinkėti jums visiems, kad jums netektų niekada išgerti kavos karo metu stebėjimo punkte. Darykime viską, kad niekas mums neneštų tos kavos į apkasą. Kad nebūtų apkasų, kad mes galėtume ramiai gyventi. O tam mes turim padėti, kad laimėtų Ukraina. Geros visiems dienos. Manau, bus dar įrašų. Iki.